Labas rytas, bičiuliai. Šiandien sveikinamės iš saulėtos Graikijos. Iš labai mažo graikiško kaimelio netoli Albanijos sienos. Ir šiandienos planas nuvažiuoti į Vykos tarpeklį. Ir mus kaip visą laiką pasitinka katinukai. Palauk, jis bijo. Nebija jis, jau nebija. Jau nebija. Oi. Per daug dėmesio neprašė, žiūrėk. Tai štai toks rytas pas mus. Dar vienas. Labai daug katinų. Tai kaip ir minėjau, šiandienos planas nuvažiuoti pasižiūrėti Vykos tarpeklį. Mes jau artėjom prie Vykos tarpeklio, tai kalnai prasideda labai įspūdingi, gražus, aukšti ir šitas tarpeklis įrašytas į Gineso rekordą kaip giliausias tarpeklis pasaulyje, atsižvelgiant į jo plotį. Dar tie debesis suteikia tokio mistiškumo, švis atrodo įspūdingai. Reikia droną kelt, karolė, žinok. Kol kas sustojom ne mano pažymėtoj aikšteliai, tiesiog pakeliui važiuodami. Dar bus labai daug tokių sustojimų. Tai šiandienos planas apvažiuoti aplinkui visą šitą tarpeklį. Šiaip turėtų būti visai nedaug kilometrų, bet aš įtariu, kad mes čia vingiuosim visą dieną. Ir vėl važiuosim iki vakaro. Mes dabar atvažiavom į tokį seną labai miestelį kalnų. Tikrai atrodo senas, kaip muziejus. Ir Marius praleido parkingą ir važiuojam tam miestelio gatvelėmis. Ir nežinau, ar čia galima taip važiuoti, ar negalima. Labiau panašu, kad negalima, bet mes važiuojam. Įvažiavom kaip į muziejų, žinai, taip. Jo. Bam. Labai gražus miestelis. Aš dar biškį abejojau, ar važiuoti čia, ar nevažiuoti, nes kažkaip buvau pagalvojęs, kad bus labai turistinis toks. Bet čia gyvenamas. Taip, gyvenamas. Dar rašosi labai smagu atvažiuoti čia ne sezono metu. Čia Mes visiškai nėra. Nu jo, čia į pabaigą eina jo sezonas, čia ir tada jau gyventojų nebelieka. Visi išvažiuoja ir atvažiuoja kaip į apleistą miestą tokį. Koks įėjimas gražus padarytas į kiemą. Šaltoka? Nu, aukštai pakylam gan. Nu, tokia miestelė aš norėčiau gyventi. Pažiūrėkit, koks vaizdas į kanjoną. Įspūdingai atrodo. Pažiūrėkit, kaip stogas atrodo iš arti. Taip gražiai apaugęs samanom. Žinok, čia filmus filmuoti. Grynai padaryta filmams dekoracijos.
Jau prasideda ruduo, lapai krenta, geltoni. Nori nuotrauką su lapais padaryti? Nes kai atvažiuosim, žinok, į Lietuvą, bus jau žiema, Ten jau bus minusas. bus sniegas. Dabar jau 5 laipsniai. Eina mažais. Karolina dreba, jeigu šalta. Atrodo laukia šilta, Nu, taip iš šono. Žinai, iš šono atrodo. Bet va, žmonės su striukiam šiltom vaikšto. O mes su šortais. Nenorim vasaros paleist. Čia visur norisi sustoti ir žiūrėti. Kiekvieną detalę tyrinėti. Ir labai gerai, kad oras pasitaisė. Nes jeigu būtų kaip vakar, tai nei pasivaiščiotume, nei važiuotume netgi čia. O vakar lynojo labai smarkiai. Nu, aš labai džiaugiuosi, kad mes vakar nuvažiavom į tą apleistą miestelį. Jeigu nematėt praeitos serijos, tai būtinai pažiūrėkit. Įspūdinga buvom miestelį užvažiavę. Be turistų, be nieko. Nu, ten toks Kalnuose. vaiduoklių miestelis. Švis tobulas irgi. Būtinai pažiūrėkit ir pasižymėkit savo lokaciją. O mes dabar bandysim apvažiuoti šitą kanjoną ir iš kitos pusės pažiūrėti į jį. Aš jau ne pirmą kartą Graikijai pastebėjau, jeigu kažkoks vaizdingas kelias, pas juos yra labai daug padaryta va tokių apžvalgos aikštelių. Šitoje vietoje nėra soliuko, bet dažniausiai dar stovi soliukas. Švis labai gražu, ne taip kaip Rumunijai, pavyzdžiui, Albanijoje irgi visiškai nėra va tokių va sustojimų. O čia kas kilometrą, kas porą kilometrų va toks va sustojimas, dažniausiai netgi būna soliukas. Aš su mielu noru va čia va į Graikiją grįžčiau su motociklu. Reikia greičiausiai skipinti Albaniją, važiuoti va čia, va, prie pat Albanijos sienos ir važiuoti Graikijos pusėje. Žymiai smagesni keliai atrodo. Asfaltas, aišku, kaip ir Albanijai ne pats geriausias, čia irgi Graikijai ne pats geriausias. Jisai platus, nesiauras, bet labai daug duobių yra. Dar kol kas ne iš kitos pusės tarpeklio atvažiavom, bet šiek tiek arčiau tiesiog. Nu, vaizdas labai gražus. Dabar esam šiek tiek nusileidę žemiau, tai žymiai šilčiau. Saulė kepina jau taip. Maloniai šildo. Maloniai. Bet nekepina. Aplink šitą tarpeklį esu pažymėjęs va tokių va apžvalgos aikštelių. Aišku, nesu tikras, kad mes visas aplankysim. Tai šito kanjono gylis vietomis siekia iki kilometro. Kai kurie šaltiniai rašo, kad iki 1,5 kilometro, bet aš įtariu, kad čia Graikijos šaltiniai, biškį padidina. Wikipedia rašo iki 900 metrų gylis ir apačioje teka viena švariausių upių Europoje. Pavadinimą neatsimenu, Vidosakas kažkokia upė, bet tai matosi, kad jinai dabar yra išdžiūvus. Esu dar pažymėjęs vieną nusileidimą prie upės, bet greičiausiai mes nesileisim, nes nėra vandens. Tai dabar turim planą apvažiuoti visą šitą tarpeklį iš kitos pusės. Nu, esu dar pakeliui pažymėjęs dar kelias tokias vat apžvalgos aikštelės. Va čia va kažkur viršuj. Tai vat klausimas, ar mes važiuosim ar nevažiuosim, nes dabar jau pas mus kiek? 1 valanda, man atrodo. Jau 1 valanda, dar viešbučio kol kas neužsakėm, nes nežinom iki kur nuvažiuosim. Labai sunku apskaičiuoti. Tie tokie serpantinai gan varginantis, gan sudėtingi ir labai lėtai kilometrą eina. Labai varginantis, ypač mane. Nu, vat jo, aš dėl Karolinos biškį lėčiau važiuoju, nes gal ir greičiau visur galima būtų pravažiuoti, bet stengiuosi važiuoti kažkur 30, 20 lėtai, kad Karolinas nepykintų. Galėčiau aš sėsti už vairo, bet ten dėl draudimo baisu biškį. Ir šiaip, nu, nežinau, kai tu neįpratus, tiesiog va dabar sėst, tai gal ir būtų sunkoka. Ai, sėdi ir važiuoji. Sėdi ir važiuoji. Nu gal jo, Karolina tai pas musgi šaunuolė.
vyksta pasikeitimas. Karolina vairuos dabar. Pamėginsim. Gal bus ne taip blogas stipriai. Nes labai kol kas pykina. Kaip tu čia atsigulus važiuoji? Dėl to tau ir bloga tai. Nu davai, kaip pensininką prisitrauk. Aš žinok, ne tu, aš taip nevairuoju. Iš dešinės gazas ten. Čia jisai laiko stabdė, jeigu ką. Gazą duok. Gerai. Gal aš prisiseksiu. O iškart žinau geriau. Geriau iškart? Taip, dar tik atsigertum, tai Atsigert nori? iškart geriau. Tai viskas, aš būsiu keleivis dabar šitoj kelionė. Ne, palauk. Pietus tai bus. Labai gerai, kad čia Graikijoje, va šitoj vat pusėj, nėra labai intensyvaus eismo. Beveik mašinų nėra. Nu, žinokit, iškart gyvenimas gražesnis. Parašykit komentaruose, ar yra tokių kaip aš. Na ir Karolina įveikė, kiek čia, apie 30 km? 45 minutės važiavimo? Jo, apie 40 minučių važiavimo. Ir atvažiavom į dar vieną apžvalgos aikštelę. Turėtų būti graži. Čia jau taip nemažai žmonių. Mašinų daug stovi. Ir motas yra vienas. Bet rugsėjo pabaigoje Graikijoje keliauti jau nepatarčiau, šį per šaltą. Nu, Arba kaip kokia vasara, Jo, bet jo. dabar šalta. Šaltoka. Ir matėm vieną vokietį atvažiavus. Čia prancūzas. Čia prancūzus. Tai šalta. Dabar grįžti į Prancūziją, tai kažkur Vokietijai gali būti ir sniega. Nu va, prancūzas atvažiavo su motociklu, paklausėm. Tai važiuoja dabar į Turkiją. Jau 3 savaitės keliauja. 3 savaitės iš Prancūzijos, po to į Turkiją. O kaip grįžti? Su lėktuvu. Nežinau, gal Moca paliks Turkijai. Bet jeigu į Turkiją dar žiūrėk nemažas kelias, tai tikrai jau atgal bus Labai kelias. šalta Jo, žiemą. Bet kažkaip nesijautė, kad aukštai pakilom, bet jau artėjom prie apžvalgos aikštelės ir visai aukštai vis dėlto pakilom. Ir atsiveria nuostabus vaizdas. Tiesiog pasakiškas. Ui, šuo po kojo. Vos netaranavo tavęs. Nuskardžiavas nenumetė. Reika. Хочешь немножко Žiūrėk, ten galima eiti toliau. Neįsim. Ką? Šalta čia labai. Labai pavojingas takelis. Nėra jokių turėklų. Tiesiog skartis. Vaikus reikia laikyti. Labai slidu. Jo.
mus niekas nesikeičia, Karolina už vairo, rimtų veido, vairuoja. Tai nustatėm mes jau dabar viešbutį, 80 km, 1,5 valandos važiuot. Tai laukia graži muzikytė ir nuostabus keliai. Mes atvykome į kalnų miestelį, čia oro temperatūra sumažėjo 7 laipsniais ir mes jau esame prie viešbučio, įsiregistravom. Toks kalnų miestelis primenantis Austriją, gan brangus. Iš pirmo žvilgsnio jo, visi viešbučiai 80-100 kažkur kainuoja. Čia paprastesni. Jo. Jeigu norisi kažko geriau, tai kainuos apie 150, 130. netgi jo, kažkur taip. Ir dar pastebėjom, kad kalnų viršūnėse jau sniego yra. Tai čia taip šalta. Su Labai šortais šalta. labai šalta. Jo. Karolė nori eiti greičiau į viešbutį. Apsirek. O tu mano kuprinės? Taip, va žmonos nešioja vyrų kuprinės. Ir savo dar. Čia pas juos netgi židinys dega. Toks senovinis viešbutis, bet gražus. Visur medis. Karolinai labai patinka. Ir kvapas, žinokit, irgi senovinis. 8 eurų. Kainavo 8 eurus. Žiūrėk, turim balkoną. Nu gerai, balkonas gražus, čia galima pasidaryti nuotrauką ir tiek, nes labai šalta. Pasidaryti nuotrauką ir tiek. Nu taip, nu rimtai. Pamatysit šitą nuotrauką Instagram'e Karolė97. Kas pažiūrit per vėlai, tai yra highlightai, tai užeikit ir ten bus daug nuotraukų. Tai einam dabar pavalgyti. Aišku, visi tokie labai restoranai prabangus. Kažkokį radom itališką. Pizzą valgysim, ja? Nežinau, dar meniu netikrinom. Gerai, Pizza bus 50 eurų, tai tikrai nevalgysim. Gerai, kad Karolina įkalbėjo užsidėti kelnes. Iškart geriau. Lempa, kiek šalta, bet čia žmonės vaikšto su žieminiam striukėm. Taip, o dabar yra spalio 4 diena. Ko galima sėsti? Taip šiandien? Restoranas atrodo labai gerai, padavėjas malonus, aplinka labai jauki, viską atnešė, vandenukas kaip priklauso, man jau patinka, kainą nežiūrėjau, bet kol kas patinka. Aš manau, kad čia su vandenuku yra Karolė apgaulė. Jeigu atidarai, tada sumoki. Jeigu neatidarai, tada nesumoki. Ir vandens kaina bus kokie 5 eurai. Man atrodo, kad mes dar turėsim ką vakare apartamentuose viešbutį valgyti. Tai visiems skanaus, kas valgot. O kas nevalgot, eikit valgyt. Sometimes it burns, sometimes it hurts when you say my name. Mes išsinešam dar šiek tiek picos, visko nesuvalgėm, tai turėsim ką vakare pagriaužti.
Šiaip buvo labai skani ir gera kavinukė, man patiko. Jo, o dėl vandens, aš kaip ir minėjau, kad priskaičiavo iškart, bet atneša, žiūriu, plius euriukas. Sakau, Karolina sako, kas čia tokio? Ir dar graikiškai rašasi. Sako, tai čia vanduogi. Sako, tai mesgi negeriam. Jūs negerėt vandens? Oi, kaip aš nepastebėjau, sako. Mums nepatinka, pavyzdžiui, kai atneša ant stalo, padeda vandenį, stiklinės, kaip vaišyna. Taip. Patinka tada, kai tai yra nemokama ir kai tai yra toks geras gestas, nes daugelį karštų šalių taip ir daro. Jo. Tai mesgi valgėm, kada čia vakar kavinė atnešė vandens, taigi buvo nemokamas vanduo. Jo, nemokamas buvo. Tai vat. O čia, žinai, toks turistinis miestelis ir vis tiek, surenka, kaip bebūtų. Oi, kažkoks geras oras dabar, taip prasigedrėja. Prasigedrėja, bet šalta, taip gaivu Bet labai, šalta. žinai. Jo. Mums reikia susirasti parduotuvę, nes sekmadieniais Graikijoje nedirba parduotuvės, o rytoj kaip tik yra sekmadienis ir mes neturėsim nieko užkas, nieko jau ką atsigerti, tai reikia Šiandien jau užsipirkti jo. Ir žinokit, niekas nedirba sekmadienį, netgi Lidlas. Dar specialiai, žinai, dažniausiai Lidlas dirba. Būna šventinė diena kokia nors ir Lidlas dirba. Tai einam pardą ieškoti ir eisim į viešbutį ilsėtis. Mes dabar klaidžiam su Karolina, tai man toks jausmas, kad mes ne Austrijos Zakopanėj. Bet nėra tiek daug žmonių. Nėra tiek daug. Jaukiau atrodo. Bet kaip Zakopanė. Jeigu suvenyrinė parduotuvė, tai ten visko yra. Visas AliExpress. Dabar ieškam parduotuvės. Su parduotuvėm čia jau biški sunkiau. Jiems neverta turėti parduotuvių, tegu visi eina į kavinės. Nu taip. O galėtų būti koks nors Lidlas. Nežinau, čia kažkur turėtų būti. Kainos bus 3x turbūt. Įspūdingai didelė parduotuvė. Nors Google Maps'e prieš 6 metus buvo nuotraukos, ten mažytė vienas kambarys buvo. Daugiau nuotraukų nebuvo. Bet užėjom, ten 2 aukštų jinai. Išsiplėtė, jo. Tai ką, bičiuliai, einam mes su Karolina ilsėtis. Tai ačiū visiems, kas dažiūrėjot iki galo. Ačiū visiems, kurie mus palaikot. Palaikot per Contribui, palaikot per YouTube'ą, palaikot ir per Revolut platformą. Tai didelis ačiū visiems. Tai kam patinka mūsų darbas. Nepamirškite parašyti komentarą, kad mums būtų maloniau. Ir paspausti laiko. Ir jeigu norite mus palaikyti, visi palaikymo būdai parašyti apačioj po video aprašyme. Tai iš anksto visiems ačiū. Ir susimatysim mes jau kitą sekmadienį. Mylėkite ir būkite mylimi. Iki.